Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Raudonasis Lapinas ir šiandien jums parodysiu, kaip susikurti dienos žinutę, message of the day, MOTD, nežinau, kaip nepavadinsi, taip nepakadinsi. Tai paprasčiausiai tai yra tiesiog tas dalykas, kur kai esi serverių sąraše ir matai tuos visus spalvotus ten visokius pavadinimus, vietoj tiesiog to paprasto pilko ir labai neįdomaus. Tai ko gero nieko nelaukiam, arba žinot, gal truputį palaukiam. Kadangi jau žiūri šitą video, turbūt manęs dar neprenumeruoji. Taip daro ir daugelis jūsų kitų, kurie mane žiūri. Tad jeigu tau patiks šitą pamoką, prašau paspausk mygtuką prenumeruoti, paspausk mygtuką patinka ir keliaujam mokytis, keliaujam. Gerai, tai šiai pamokai mums pagrindė reikės tik tais naršyklės, tai keliaujame į ją, tada į paiešką parašom MOTD generator ir išsirenkam norimą message of the day generatorių. Aš naudosiu šitą. Tai ką aš dabar čia darau, tai tiesiog ištrinu, kas parašyta ir parašysiu sveiki atvykę į Lapino urvą. Ir dar kokią širdelę įdėsiu. Ir dabar tiesiog pasižymim tekstą ir pasižymim norimą spalvą. Tai sveiki aš noriu, kad būtų balta, atvykę aš noriu, kad galbūt būtų šviesiai žalia, tada į tebūnie būna raudona galbūt, Lapino padarysim oranžinę ir urvą padarykim, sakykim, mėlyną, o širdelę paimkim ir padarykim tokią šviesiau raudoną. Tai matot, kaip atrodys jūsų message of the day. Tai dabar, kai jau esat pasidarę taip, kaip norit, tiesiog spaudžiat get your MOTD, čia išlys toks tekstas, nusikopijuojat, tada keliaujat į valdymo pultą, į nustatymus ir surandat eilutę MOTD. Tai viską, kas yra po lygybės ženklo, ištrinam ir tiesiog su Ctrl ir V mygtukų kombinacijom įklijuojam, spaudžiam išsaugoti ir išjungiame ir per naujo įjungiame serverį. Na, kai serveris iš naujo pilnai įsijungs, tada tiesiog keliaujam į žaidimą ir susitinkame pasižiūrėti, ar viskas veikia. Kai jau esame savo žaidime, tiesiog spaudžiam multiplayer ir jeigu, iš pradžių nerodo, pabandom paspausti mygtuką refresh ir jau tada turėtų rodyti. Štai kaip matot, yra sveiki atvykę į Lapino urvą su visom spalvom, kurias mes padarėm ir galime prisijungti į serverį. Tai štai kaip paprasta yra susikurti dienos žinutę. Tikrai labai keistai skamba, ne? Tai jo, message of the day, MOTD, ar dienos žinutė, nesvarbu kaip pavadinsi. Tai jeigu jums patiko šitą trumpą pamokėlę, būtinai paspauskite mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą. Jeigu mane žiūrite kur nors kitur, būtinai paspauskite širdelę ir pasiekite Red Fox Cloud. Su jumis buvo aš Raudonasis Lapinas ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!